Socialinių mokslų fakultetas abiturientus kviečia rinktis naują jungtinę bakalauro studijų programą Ekonomika ir darnus verslas. Programa bus vykdoma kartu su Lenkijos Vroclavo universitetu. Baigusiems studijas bus įteiktas jungtinis Šiaulių ir Vroclavo universitetų diplomas. Labai norime tobulinti savo fakultete studijų tarptautiškumą ir labai norime, kad mūsų studentai turėtų galimybę išvykti pastudijuoti į kitus universitetus, kad ta studijų programa apimtų ne tik tai išteklius ir tuos resursus, kuriuos mes turime pas mūsų universitete, bet ir kitų universitetų turimas galimybės. Vroclavo universitetas buvo tas universitetas, su kuriuo jau turime tam tikrų partnerysčių ir tam tikrų patirčių, o kas yra labai svarbus, kuriant studijų programą, kad tai yra jau tam tikri bendradarbiavimo dalykai vyksta su Vroclavo universitetu. Kitas dalykas, tai yra tikrai labai stiprus universitetas, kuris pasauliui yra davęs 9 Nobelio premijos laureatus, tai tikrai labai džiaugiamės turėdami galimybę su Vroclavo universitetu kurti tą studijų programą. Naujosios studijų programos turinys itin šiuolaikiškas. Visi gyvename tokiame pasaulyje, kur to darnumo principo reikia siekti įvairiose srityse, tai ne išimtis ir ekonomika. Tai tos programos tikslas ir yra ugdyti ekonomistą su tokiu socialiai atsakingu požiūriu į savo vykdomą veiklą ir kad tas ekonomistas jisai savo darbe vadovautųsi ne tik tai pelno siekimo, kas yra taip, akivaizdu, kiekviena organizacija to nori, bet ir galvotų apie tai, o kasgi bus po to. Atlikta mūsų studija, tai reiškia tyrimas. Mes tyrimą atlikome ne tik Lietuvoje, bet ir ES šalyse. Dokumento analizė, ar ne? Tai poreikis tokiems specialistams iš tikrųjų auga kasdien. Su kuo tai susiję? Visų pirma, su ES keliamais reikalavimais. Verslui vis daugiau užkraunama atsakomybės, ar ne? Vis daugiau įvairiausių, verslininkai tai vadina galbūt barjerais, bet tos barjerus, kad įveikti, reikia turėti kompetencijų. Tai tokių specialistų poreikis tik augs. Dabar galbūt labai jisai nėra jaučiamas dar kol kas Lietuvoje, ar ne? Bet mes ir žengėme vieną koją pirmyn. Pagal naują programą studentai mokysis 3,5 metų. Iš jų 2 semestrus Vroclavo universitete. Kadangi programa yra parengta abiejų universitetų, tai žinoma, moduliai, dalykai yra rengti abiejų universitetų dėstytojų. Tai žinoma ir patirtis, ir kompetencija yra jau ne vieno dėstytojo, bet dvipusė. Dvipusė kompetencija rengiant kiekvieną modulį. Žinoma, kai studijos vyks Vroclavo universitete, dėstys Vroclavo universiteto profesoriai, bet ir netgi tuomet, kai studijos vyks Šiaulių universitete, yra keletas dalykų numatyta, už kuriuos atsakingi irgi Vroclavo universiteto dėstytojai. Be galo puikios galimybės yra tiem, kurie stoja šiais metais, nes studijų programa yra finansuojama Europos socialinio fondo ir 20 geriausiai besimokančių studentų turės galimybę 4 semestrus mokytis nemokamai. Yra ir daugiau naujosios programos pliusų. Visų pirma, tarptautinė grupė. Laukiame studentų iš įvairiausių šalių. Šita programa reklamuojama ir užsienį intensyviai, todėl tikimės, kad grupėje bus tikrai ne iš vienos šalies studentai. Tai tas tarpkultūrinė tokia aplinka, ar ne, leis tobulėti ne tik dalykinėje srityje. Toliau galimybė pagyventi metus Vroclave, tokiame mieste, kuris gyventojų skaičiumi turbūt prilygsta Kaunui ar Vilniui, kur intensyvus naktinis gyvenimas, tai yra centras, ekonominis ir kultūrinis centras Lenkijoje. Taip pat tai, kad studijos vyks tik anglų kalba, privers žmogų išmokti taip anglų kalbą, ne taip laisvai kalbėti, net mąstyti turbūt angliškai, ko iš tikrųjų reikia jau dirbant ne tik įsidarbinant, sakykime, Lietuvos įmonėse, bet ir užsienio įmonėse. Naujoji studijų programa šiais metais pristatyta tarptautinėse studijų mugėse. Klausimai kildavo be abejonės daugiausia dėl gyvenimo Šiauliuose. Kas tai per miestas,
kokio jis dydžio, koks čia kultūrinis gyvenimas, kaip šiauliečiai priima kitataučius. Turėjome klausimų susijusių ir su netgi politika tarp šalių Lietuvos ir tos šalies, kurioje mes buvome. Labai domina galimybė išvykti studijų metu netgi į trečią šalį, nes mes studentai, kurie studijuoja pas mus, suteikiame galimybę dalyvauti Erasmus mainų programuose. Tai tie studentai, kurie studijuoja, tikrai turi galimybę išvykti dar į trečią mokytis ir Lietuvoje, ir Vroclave, Lenkijoje, ir dar išvykti dar į trečią universitetą, į trečią šalį. Tai va šita galimybė be galo domino ir tikrai buvo labai patrauklus momentas pristatant šitą programą. Programos rengėjai įsitikinę, baigusiai studijas darbą ras nesunkiai. Jeigu tu būsi aktyvus, tu turėsi tokią galimybę pasimokyti užsienyje ir įgyti tų kompetencijų ne tik tai iš Lietuvos profesorių, ne tik iš Šiaulių universiteto profesorių, bet ir pastudijuoti Vroclave, o dar ir Erasmus studijom išvykti, tai tikrai manau, kad viskas priklauso nuo studento ir tos karjeros galimybės tikrai didžiąja dalimi yra nulemtos paties studento. Ne vienoje ES šalyje tokių specialistų poreikis yra didelis, tai tik laiko klausimas, kada tokių specialistų reikės Lietuvai. Tai 3,5 metų netruks praeiti ir pamatysime, kad jų iš tikrųjų reikės.